Sveikinuosi su jumis iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto visuomenės sveikatos fakulteto. Esu Gintarė Kalinienė, dirbu šiame fakultete dėstytoja ir taip pat esu fakulteto prodekanė. Labai džiaugiuosi, kad galiu Jums pristatyti šį puikų fakultetą, kuriame ruošiame 2 krypčių studentus. Tai yra visuomenės sveikatos ir taip pat sveikatos psichologijos profesionalus ir taip pat 4 magistrantūros. Gyvensenos medicina, taikomoji visuomenės sveikata, visuomenės sveikatos vadyba ir klinikinė sveikatos psichologija. Ir dabar Jums norėsiu parodyti fakulteto erdves, kuriuose studentai studijuoja, įtvirtina savo praktinius įgūdžius ir taip pat leidžia savo laisvalaikį. Tai esame sveikatos psichologijos studentų praktinių įgūdžių ugdymo erdvėje, simuliacinėje laboratorijoje, auditorijoje, apie kurią plačiau papasakos mums dėstytojas Linas Leonas. Sveiki, jūs esate laboratorijoje, kurią sudaro 2 kambariai. Kaip matote, vienas yra už tokio pritamdyto stiklo, iš šios pusės mes matome, iš kitos pusės nemato. Tame kambaryje gali vykti aktyvi veikla, žmonės gali bendrauti, spręsti kažkokias užduotis, emocijas rodyti, džiaugtis, liūdėti ar panašiai. Mes tai galime stebėti. Vienas dalykas, kas yra paprasta, matymas pro stiklą. Jei mes turime visą žmonių grupę, jie gali žiūrėti, atkreipti dėmesį į žmonių elgesį. Bet dar įdomiau, mes galime tai įrašyti. Aname kambaryje pamatysit, yra 4 kameros lubose ir 1 pastatoma. Ir tie vaizdai tada gali būti peržiūrimi, analizuojami, mes galime detaliau pasižiūrėti veido išraiškas, laikyseną, emocijas, kontaktą. Ir tie dalykai gali, jeigu reikia, būti ir statistiškai analizuojami. Šiuo atveju jūs matote studento veidą, nes atitinkamai aš jums realių žmonių nelabai galiu rodyti dėl etinių sumetimų. Šiame vaizde, ekrane mes galime matyti iki 4 kamerų vienu metu. Vilijampolė kažkur. Čia. Visuomenės sveikatos fakultete studentus ugdome per praktinių įgūdžių diegimą ir labai svarbu, kad ta informacija ateitų jiems vizualiai matoma, pamatuojama. Pradžioje norėčiau apžvelgti svarbę visuomenės sveikatos sritį, tai yra duomenų mokslą arba kitaip tariant duomenų analizę. Ir šiandieną dėstytojas Vidmantas Vaičiulis kaip tik veda užsiėmimą apie geografinę informacinę sistemą ir turbūt trumpai jisai papasakos apie tai. Ja, tai iš tikrųjų nuo 4 iki 10 tonų vidutinis europietis palieka CO2 pėdsako mūsų aplinkoje. CO2 pėdsakas tai yra anglies dioksido ir kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis patenkantis į aplinką, kurį išskiria žmogus ir kiti jo veiklos atliekami procesai. Visuomenės sveikatos studentų praktinius įgūdžius ugdome per tam tikrą instrumentuotės supratimą, kad sugebėtų vertinti tam tikrus rodiklius. Tai jeigu kalbėti apie visuomenės sveikatos saugą ir aplinkos veiksnių daromą riziką, trumpai norėčiau pademonstruoti triukšmomatį, kuriuo mes gebame išmatuoti triukšmo lygį įvairiose erdvėse, tiek patalpose, kuriuose triukšmo lygis neturėtų būti didesnis negu 65 decibelai, na ir taip pat darbo patalpose, kur triukšmo lygis neturėtų viršyti 85 decibelų. Aš rėkiu pakankamai garsiai, dabar jau turime 85 decibelus, beveik kaip kokioje gamybos įmonėje. Ir taip pat turime stotelę, kuri geba pakankamai tiksliai įvertinti patalpų oro kokybę. Čia mes galime matyti CO2 koncentraciją patalpose, kur yra labai svarbus rodiklis, nes maždaug nuo 1000 ppm pradedame jausti negatyvius simptomus, tokius kaip galvos skausmas, mūsų protinių gebėjimų silpnėjimas. Kyla, studentų čia nemažai. Turime 892 ppm.
tačiau nei kietųjų dalelių labai mažų, nei kietųjų dalelių 2,5 mikrometrų yra labai nedaug, kaip ir lakiųjų organinių junginių praktiškai šioje patalpoje nėra. Mikroklimato parametrus taip pat galime įvertinti. Temperatūra beveik kaip karštą vasaros dieną, kur atsižvelgiant į klimato kaitą pastaruoju metu neturėtų viršyti 28 laipsnių pagal Celsijų įvairiose gyvenamosiose patalpose, visuomeninės paskirties pastatuose ir turime labai žemą drėgmės lygį, vos patenkantį į normos ribas, 38%. Nuo 35 iki 65 visose patalpose rekomenduojame, kad drėgmės lygis būtų, tam, kad mūsų kvėpavimo sistema nekentėtų, tam, kad mūsų oda būtų pakankamai geros funkcijos, taip kad visi mikroklimatos parametrai be galo svarbu. Ir paskutinis dalykas, kurį noriu parodyti šioje erdvėje, tai yra vandens kokybės tyrimų stotelė arba eksperimentinis lagaminėlis, kur mes galime geriamojo vandens rodiklius tam tikrus taipogi įvertinti. Tiesa, iš čiaupo vandens vertinti nereikėtų, mūsų atsakingos institucijos rūpinasi, kad visi vandens kokybės parametrai būtų normos ribose, tačiau su studentais tenka ištirti šulinių vandenį, kuriuose vis dar aptinkami padidėję nitratų lygiai, taip kad visuomenės sveikatą rūpinamės per praktinius įgūdžius. Svarbi visuomenės sveikatos sritis yra sveikatos stiprinimas ir vėlgi įgūdžius įgyjam per praktiką. Norėsime Jums pademonstruoti profilaktinės medicinos katedroje vykstančius užsiėmimus, kurie imituoja tiek rizikas tam tikras, bet tikrai plačiau apie tai papasakos Lina Paulauskienė. Čia yra nutukimą imituojančios liemenės, kad studentai per patirtinį ugdymą gebėtų įsijausti į nutukimu sergančio žmogaus savijautą ir galime pademonstruoti, tikrai nėra lengva. Aha, taip, čia nėra taip paprasta, bet svoris yra tikrai nemažas. Turime dar mažesnę liemenę, kuri yra imituojanti vaiko kūno svorį, kai serga nutukimu. Aha, ir kaip jaučiatės, galite pritupimų padaryti, kaip yra nelengva žmogui atsitūpti, taip, atsistoti. Kaip vaikui taip yra mažesnis kūno svoris. Turime taip pat įvairių demonstracinių priemonių, kuriomis mokome studentus, kaip ir patiems įsisavininti tam tikras žinias mokomasias ir edukuoti bendruomenės, mokyklas, ar ne, kaip teisingai sukomplektuoti savo maisto lėkštę, kiek lėkštėje turėtų būti daržovių, grūdinių produktų, baltyminių produktų. Turime maisto muliažus, kurie imituoja tikrą maistą ir naudodami šitas priemonės ypač labai tinka darbui mokyklose, kai mokomi vaikai atsirinkti, kas yra sveikatai palankus maistas, kas kelia tam tikras rizikas. Na ir dar turime tokią praktinę priemonę, akinius, kurie padeda pasijausti, kaip jaučiasi žmogus, kuris yra apsvaigęs nuo alkoholio. Tai prašome, užsidėkite šitos akinius ir pavaikščiokite pirmyn atgal, koks jūsų jausmas, kiek stabiliai jaučiatės. Lietuvos sveikatos mokslų universitete, visuomenės sveikatos fakultete veikia psichologinės gerovės ir sveikatos mokymų centras. Kaip tik dabar esu psichologo konsultavimo kabinete, sėdžiu jo kėdėje ir iš tiesų čia vyksta konsultacijos visiems bendruomenės nariams, tiek dėstytojams, tiek studentams. Sveiki! Kokiam kurse studijuojate? Sveikatos pirmam kurse. Ir kaip jums sekasi? Labai gerai, labai patinka. Šioje erdvėje yra studentų
studentų laisvalaikio zona, kur studentai gali studijuoti, ilsėtis, atsikvėpti po studijų. Bet taip pat visuomenės sveikatos fakultete mes rūpinamės ir mitybos tinkamais įgūdžiais ir tikrai skatiname juos atsinešti savo pasiruoštą maistą ir kažkiek, jeigu reikia, jį pasiruošti čia. Turime tam reikalingą infrastruktūrą, šaldytuvus. Čia galėtumėte matyti visą kalną studentų puodelių, jie čia atsipučia. Fizinis aktyvumas yra be galo svarbi sveikatos stiprinimo dalis, tai studentai yra pasirengę ne tik tais motyvuoti kitus, mokyti fizinio aktyvumo tinkamų technikų, bet taip pat ir patys atsipalaiduoja ir užsiema fizinę veiklą čia fakultete, kur turime tam reikiamą infrastruktūrą. Taigi demonstruoju Jums dar vieną fakulteto laisvalaikio erdvę, kurioje studentai gali atsipūsti nuo studijų, nes psichikos sveikata labai svarbi. Tai aš tikiuosi, kad Jūsų domino ne tik šios puikios mūsų fakulteto erdvės, bet ir pati idėja, apie ką yra visuomenės sveikata ir sveikatos psichologijos studijos. Mūsų fakultete mes ugdome holistinį požiūrį į sveikatą, taigi svarbu tiek fizinė, tiek psichinė, tiek socialinė sveikata. Kviečiame visus studijuoti visuomenės sveikatos fakultete.